Labas draugai. Sveiki draugai. Labas diena draugai. Labas vakaras. Ir Aivaras. Labas rytas. Labas diena. Labas vakaras. Aivaras eina iš mokyklos jau namo. Buvo šiandien 5 pamokas. Labai gerai prasisukau iš tikrųjų. Ir žinoma, pirmą kartą per šios metus gal kokį, jei būtinai per mokslo metus, tai pirmą kartą su autobusu šiandien važiavau. Dabar mes iki čia tik tai, ne iki pat namų, nes vis tiek, kadangi dabar jau turiu tą teorijos laikas, tai savim raidės mama važinėjom, tai dabar visi mamas savim raidė up iki namų. Tokie darbai visi jau pasidaryti pas mane, nes grįžau po pirmos biškį, paėmiau, nuėjau pas šunį, pašėriau kates, pašėriau šelmę, kaip sakant, triušį, grantą šuva, nuėjau pečių užkūriau, malkų buvo prinešta tetės, visą savaitę kažkaip nešiau, per savaitę iš Kurianą, tai šiandien dabar grįžtu, taip žiūri tetės prinešta malkų, opa, prieš darbą nuvažiuojant prinešė, o palaimą, iškart taip. Net gera. Kaip sakant, vakar kalbėjau epizode, kas paverčia taip laimingai, ta prasme, dėl ko turėtume būti dėkingi ir panašiai, tokius dalykus biškai kalbėjome, tai aš esu dėkingas dėl tokių dalykų, kad malkų prinešęs, automatiškai tampu laimingas, nežinau kodėl, bet šypsenu iš karto, taip, tik užkur ir viso. Dabar man pasišildžiu pavalgyti, kieva kotletas, rauginti kopūstai ir biškai vištienos. Kieva kotletas susideda, nežinau tiksliai iš ko, iš vištienos žinau, kad irgi, o taip dabar yra beveik 2 valandas. Dabar pavalgysim, aišku, ir tada pulsime prie namų darbų, nes tiek yra palyginus normalių namų darbų. Rytoj sutrumpintas pamokas, baigęs 2 valandą, 8, man yra 8, tai taip irgi labai gerai viskas. Kažkaip savaitė prasidėjo visai neblogai. Aišku, ryte kažkaip buvo labai bloga. Iš pradžių atskėliau iš viskas namadiai. Tenai biškai Survivor serijas pažiūrėjau, kalbant apie Survivor serijas, tai WWE čia eventas vadinamas, ten šou. Tai Brock Lesnar prieš Goldbergą. Kova tikrai netikėtinai, kad taip staigiai Goldbergas laimėjo per minutę. Viso. Porą spierų, jackhammer, viskas. Taip žiūriu normaliai. Visai normaliai. O taip dar ryte biškai pat partavau. Viso, tada užvalgiau. To normaliai pusryčius su muštiniais ir 3 viename. Bet jau kai geriau 3 viename kažkaip neskaniai buvo, tai paėmiau. Paskui sėdžiu, bliam, pilvas skauda, nebegaliu. Nuvariau tūlikę, aiškiai ten supranta, tūlikę pabuvau. Tada išėjau. Bliam, vis tiek skauda. Jau, sako, mama sėsko į rok, sakau, ne, rizikuosiu. Tada varėm į šulę, jau nuėjau į šulę, biškai pabuvau, ačiū Dievui, galvoju. Nes taip negerai vienu momentu buvo, bet aišku, viskas yra gerai, dabar aš esu laimingas ir tas jausmas greit praėjo. Senai ne taip buvo iš tikrųjų, bet jau dabar normaliai. Įsijungiu teliką, žiūriu, greitieji įsiūtė 6. Vėsatas maldės. Vienas didelis, O greitieji įsiūtė yra vienas mano mėgstamiausių filmų. Aišku, yra daug kitų mėgstamiausių filmų, bet šitas yra toks irgi jau, laukiu greitieji įsiūtė 8. Kitais metais, kiek žinau, išeis balandžio 14 dieną, tai bus rojus. Padariau pamokas, viską padariau. Sakiau, taip reikia išėti lauką, nes jau vis tiek geras oras, šilta, dar visai šviesu. Ir reikia nuoti sprogą, nes vis tiek tokio laiko mažai nebus, vėl sniegas užeis, vėl nieko neišeis. Tik greitai visas šitą, sakau, paėmiau, pažiūrėjau kokių 30 minučių, viskas su Aiva, eini daryti tam darbų, viskas nuėjau. Padariau pamokas, išlendau, apšilau, pamėčiau kašę vienas, pasakė TWS kovotojai, kad atvaris. TWS kovotojas vienas. Tiksliai sakė, kad atvaris, tai vienas ir atvaris. O dėl kitų, nežinau. Tikriausiai ne. Sakant, lievai, kaip beveik nieks netvaro. Nes galėtų šiukurim tai varyti visiems treniruotis ir tada padaryti TWS matchų, bet neina, nes po vieną atvaro. Kaip sakant, po vieną yra mažai, bent jau reikia 3 ir tai gerai varančių, ta prasme vis tiek moris reikia. Airidas irgi jau normaliai širuošiu ir kaip sakant, paruošim vėl irgi bus tada maladėts. Aureka reikia, nes Aurekas irgi taip maladėts, kad pavaro nebija kartais. Todėl jis buvo metęs trumpam, nes išsigandau, kaip sakant, biškį ir apstojo tokius dalykus daryti. Bet sakė grįž.
gal pergalvoja viską pagalvoja, kad tikrai patinka šitie dalykai ir visi. Kovojam su vienu kava, tai airitų, neblogai, nežinau, pabarėm, padarėm vieną gerą tokį, kai idėją iškuos per galvą, tokį, opa, tokį tikrai būna toks, žinai, įsijungas, geras, galvoju, maladėt. Aš kitą kovą laimėjau aš, ta prasme vis tiek sugalvojom pabaigą neblogą. Treniruojamės, kaip sakant, tokius dalykus ir panašiai. Šiandien yra pirmadienis, savaitės pradžia, esam motyvuoti, todėl, nežinau, kažkaip, gal taip rimtai nekalbėjome, biščiuką, ne, galima šiek tiek tokio kaip šauti lengva, kalbelė kažkas tokio, ne. Dabar yra taip. Tikrai mes esame pastebėję, gal ir nesate pastebėję, nežinau, bet žmonės, kai daro kažkokius sunkius dalykus, ateityje jie būna žymiai lengviau, ne? Tai kaip sakant, jei tu darysi kažką sunkiai, tau paskui bus lengva. Jei tu darysi kažką lengvai, tau paskui bus sunku. Šią frazę aš sakiau savo motyvacinėje kalboje vienoje, kurios tikrai daug žmonių nematė, bet ten nebloga kalboje, galite nueiti patikrinti, jei norite. Bet aišku, aš kalbu čia ir dabar, todėl susikoncentruokite biščiuką dabar į čia. Nežiūrėkite kažkur kitur aplinkui ar kažkas. Tiesiog susimastykite. Pavyzdžiui, dabar taip elementarus pavyzdys, ne, kaip kadangi vis tiek reikia pavyzdžių, kad patikėtumėt manimi. Jei jūs darote kokį sunkų dalyką, pavyzdžiui, nežinau, ruoštis kontrolę, ne? Jūs tikrai sunkiai kalat, arba pavyzdžiui, daug kas gal nesiruošia, negaliu teikti pilnai, kad daug pasiruošėsi, gaunate naują kokį telefoną ar kažkas tokio, ne? Jūs tiesiog tą dalyką viską paimate telefoną ar namų darbus, kad po pasiruošimo kadam kontroliniui. Jūs tiesiog studijuojat, darot viską, kad bandote ir viską išmokstate, ne? Atkalate tiesiog viską, paskui ateinate į kontrolinį, ar pasiemat po savaitės tą telefoną ar kažkas tokio ir jau viskas padarai lengvai. Visiškai lengvai. Bet jei tu, pavyzdžiui, gauni tą telefoną ar gauni tos darbus, kuriuos tau reikia pasiruošti numesi, ateisi po savaitės paimsi, vis dar nieko nemokėsi ir bus labai sunku. Čia tiesiog elementarus pavyzdys. Jei tu darysi kažką sunkaus, paskui bus lengva.
Ar tu darysi lengvai, čia bent dabar nereikia to ar kažkas tokio, čia su to lengvumu, tipo, paliksiu tam kartu automatiškai bus sunku. Čia pats ir su teisė teorija, pavyzdžiui, man, nes šio laiku buvo. Iš pradžių buvo taip sunku, nu visiškai galvojau, kad neišeis niekas. Tik stengiausi, kaliau, ištisai buvo neišlaikyta, nu ta prasme taip pat tiesiog tam, kai mokaisi. Paskui bam, pabiški, bam, dabar jau iš pirmą kartą išlaikiau valstybinę teoriją. Nežinau, ar tai sėkmė, ar kažkas, bet esmė yra tame, kad tiesiog reikia daryti tai, kas sunku šiuo metu. Ir paskui bus žymiai lengviau. Visą laiką tai yra įrodoma ir, pavyzdžiui, žmonės, kurie yra dabar sėkmingi. Kaip Verok, pavyzdžiui, ne? Nu, Dwayne Johnson, reiktų taip gal pasakyti, nežinau. Tikrai nėra gal visų žmonių, kad jisai patiktų žmonėm, bet jūs turite vis tiek gerbti, kiek aš manau, ne tik dėl to aš nepropaguoju tenai, kad ten išrinko ten seksės meninė planė, ar kaip tenai skaita ten tipo seksualiausių žmogum, ar tas dalykas. Ne, aš tokių dalykų nedarau, tu reklamuoju jam, bet esmė yra tame, kad vis tiek mes paimam iki pavyzdį, ne? Keviną Hartą galim paimti, bet pavyzdžiui dabar kalbam tiesiog apie Verok. Jis pasakojo viename šou savo tą istoriją, kai jis vaikystėje būdavo, kad jis tiek visiškai neturėdavo pinigų. Eidavo 5 mylias, tai čia būtų taip 8 kilus kažkur neklystu, aš bent jau. Tai taip kažkaip palyginus normaliai, kiekvieną dieną eidavo į Kačialką 8 kilometrus. Kiekvieną dieną, sako, eidavo į parduotuvę ir vogdavo po vieną batonėlį. Bet tai tikrai nesako, kad jūs turite vogti ir kažkas tokio, ne, tikrai nesupraskite manęs klaidingai, bet esmė yra tame, kad jis visiškai pinigų neturėjo, bet jis nepasidavė ir ėjo, kaip sakant, sunkiu keliu. Dabar pažiūrėkite jį. Aš nesakau apie jo sporto pasiekimus, tikrai ne, ta prasme ten, kaip jis atrodo savo kūno formas. Net tikrai kiti gal sakys ten asteroidas, ar tikrai keis ten kitais papildais, ar kažko, aš tikrai iš šitą nesigilinu pusę. Bet žiūrint pagal jo pasiekimus iš kitos pusės, WWE pasiekimai, kaip aktoriaus pasiekimai, tai čia jau yra tikrai neblogai. Reiktų tik dėl to jį gerbti. Tik dėl to, kad žmogus darė daug ką ir pasiekė. Aplamai reiktų išgerbti žmonės, kurie pasiekė savo tikslų tik todėl, kad jie siekė jų ir nepasidavė. Kaip sakant, kuo skiriasi žmonės, kurie pasiekė savo tikslų ir nesiekė. Kai jau būna viskas, kai jau žmogus praranda viską, kai jau būna visiškai, kaip sakant, ten strankytas ten jau iš paskutinį jėgų jau ten vos pavyda. Ir žinot, ką jis padaro? Jis paima, iš paskutinį jėgų atsistoja. Ir nepasiduoda, ir po biškį kyla, treniruojasi, siekia visko ir atsistoja. Ir pasiekia savo tikslus. O tie, kurie nėra, kaip sakant, svajonių siekėjai ir lieka toje pačioje sutrankyti, kaip sakant, gyvenimą ir skundžiasi jo. Tokie dalykai yra tikrai baisu, bet aišku. Tikrai galima to išvengti, svarbiausia įveikti savo baimės. Taip, tas baimės kartais tikrai yra sunku įveikti. Ir čia yra normalu, kad jūs bijote jas veikti ir jūs tiesiog jų bijote, bet tiesiog pabandykite kiekvieną dieną pabiški keisti savo mąstymus, galvoti apie pozityvius dalykus ir tas baimės išeiti iš nu, palikti, kaip sakant. Palikti ir tada daryti tos dalykus, kuriuos jūs bijote. Tiesiog pabiški, nebūtinai, kad staigiai va. Bet taip, žingsniuką, nesvarbu, kiek jums laiko tai truks. Bet svarbiausia, kad jūs tai padarytumėte. Pabiški. Neskubėkite, jūs taip negalite labai greitai daryti. Tikrai nebūtina labai skubėti, nes svarbiausia eiti link to. Aišku, kaip sakant, ten neužsibūti vienai vietai, jūs pagaunate, kaip sakant, tą jau tokią gerą poziciją gyvenime. Nelikite joje. Eikite dar daugiau. Ir dar daugiau. Ir kaip sakant, kai tai bus, jūs tikrai būsite sėkmingi. Tai pasakė draugai. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Gal su kita motyvacija, o gal su kitais TWS momentais. Mes nežinome, kur mūsų diena nuves ir kodėl tai gerai. Tik todėl, kad jau yra 170 epizodas ir belekas gali nutikti gyvenime. Iki draugai. Prenumeruok, nenori neprenumeruok. Svarbiausia, būk laimingas ir siek savo svajonių. Yeah! O, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks.